mai vangu vakamirira murora akaita sewe akaunza rudo anovaremekedza hama dzangu dzakamirira chido chimoyo akaunza nezvako anoshuvira kukuona mangwana chaiye ndichaenda kumusha. My late mom was Mano velionė mama buvo išsivadavimo karo didvyrė. Ji kovojo už šalies nepriklausomybę, už tuometę Zimbabvę. Tada ji buvo gilios sielos žmogus. Jai patiko mintis, išlaisvinančios dainos, padėjusios kovoti už teisybę šalyje, už teisybę žmogui, už principus ir orumą, už gėrį ir vaikų ateitį. Ji turėjo didžiulę sielą. Tikėjo kultūros, tradicijų ir laisvės kalba, kuris sukelia stiprius jausmus ir neša svarbę žinutę. Ji motyvuodavo ir įkvėpdavo žmonės kovoti. Kovoti už tai, kas teisinga. Dabartiniai kartai rūpi tik linksmybės, alkoholis, cigaretės, smagiai praleisti laiką. Atvykstame į Rebekos kapines, kuriuose palaidota viena žymiausių lietuvių Kuisių šeima. Kaip matote, čia daug apsaugos. Kodėl? Nes niokojami kapai. Žmonės pagrobiami ir atvežami čia. Tad dabar dauguma kapinių yra itin saugomos. Įsivaizduokit, net mirusieji nebėra saugus. Siaubinga situacija. Vincentas Kuisys gimė Klaipėdos regione, vėliau šeima apsigyveno Žemaičių naumiestyje. 5 broliai Kuisiai 20 amžiaus pradžioje iškeliavo iš Lietuvos laimės ieškoti. 3 broliai nuvyko į Ameriką, o 2, Vincentas ir Juozapas, į Pietų Afriką. Abu turėjo gausias šeimas, abiejų palikuoniai ir šiandien gyvena Pretorijoje. Kuisių šeima yra žinomi Pietų Afrikoje, netgi tarp šių kapinių darbuotojų. Kai atvykom čia ieškoti jų kapo, mums nebuvo sunku rasti kapą. Eikime čia, jis labai žinomas. Šeimos istorija jų įtaka Pietų Afrikos politikai. Kaip matote, didysis yra Vincento. Jis gimė Lietuvoje. Kaip matote, yra Luisas Dominikas, Mary Ann Kuisis, Mariana Kuisis, Vincentas Kuisis, gale Filipas Kuisis, Antonis. Taip pat yra Stefanas ir Stevenas. Visa šeima čia. Visa Kuisių šeimos linija. Kiekvienais metais Lietuvos ambasados darbuotojai palieka po puokštę gėlių. Jei pažiūrėtumėte arčiau, nuvytę gėlės. Mes atvežėm gėles perrištas tautinė juostelė. Ambasada pasirūpina gėlėmis, o mes pasimeldžiame. Kaip matote čia, kažkas atnešė gėlių. Pagarbiai švenčiam jų gyvenimą. Atvykstam kartą per metus. Labiausiai nusipelniusi buvo šeimos motina Marijona Kuisienė, kilusi iš Tauragės krašto. Tuo metu spauda rašė, kad nepriklausomos Lietuvos vyriausybė ją buvo apdovanojusi Gedimino ordinu. Ordiną prezidento Antano Smetonos vardu jai įteikė generolas Vladas Nagevičius, specialiai nuvykęs į Pietų Afriką. Generolas Nagevičius lankė lietuvius Pretorijoje, Johanesburge ir Keiptaune. Prabangus lietuvių gyvenimas Pietų Afrikoje išsaugotas stiklo plokštelių negatyvuose, kurie stebuklingai išliko per visą sovietinę okupaciją. 1939 vasario 16 minėjimas. Dalyvavo per 400 žmonių. Tuomet buvo sukurta ir Pietų Afrikos lietuvių kultūros draugija. Iš to meto dokumentų. Šventė pasibaigė šokiais, tarp kurių svarbiausią vietą užėmė suktinis, kurį šoko lietuvaitės tautiniais rūbais apsirengusios. Suktinį griežė anglų orkestras. Apie šią šventę rašė anglų ir žydų laikraščiai. Šventę suruošė komitetas Aronovskis, Vaškis, Kuisytė. Šioje klimato juostoje regis niekas nepuošia kapų gyvomis gėlėmis. Sunku patikėti, kad saulė neišblukino Lietuvos tautinės vėliavos spalvų.
Su Darlingu keliaujame pažiūrėti Kuisių šeimos dovanoto vitražo Šventojo Pijaus bažnyčiai Pretorijoje. Mus pasitinka parapijos sekretorė, net 20 metų mokiusi vaikus katekizmo. Mano vardas Mulė Oldevacher. Šioje parapijoje gyvenu jau daugiau nei 30 metų. Šiek tiek kalbu afrikanų kalba, tačiau esu anglė. Palydėsiu jūs į bažnyčią. Čia mūsų zakristija. Čia kunigas persirengia ir ruošiasi mišioms. Vitražas štai ten, tame lange, jis Kuisių šeimos. Anksčiau visa ši teritorija buvo tiesiog atviras laukas, nebuvo nei namų nieko, stovėjo tik bažnyčia. Vėliau ją perėmė pranciškonai ir dabar Švento Pijaus parapija priklauso pranciškonų ordinui. Daugelį vitražų žmonės paaukojo bažnyčiai kaip savo šalies ar šeimos atminimą. Kalbant apie Lietuvą, mes esam iš Lietuvos, jums turbūt sakė. Taip, klebonas sakė. Žinote tokią šalį? Ne. Nežinojau, iš kur jūs. Prašiau klebono parodyti, iš kur jūs esate, kad galėčiau įsivaizduoti. Žinote, mano dukra ėjo į tą pačią mokyklą, kurią lankė Kuisių vaikai. Jų daug Pretorijoje. Šventas Kazimieras, dangiškasis Lietuvos globėjas, gimęs 1484-aisiais. Lietuva yra Baltijos valstybė. Šį vitražą užsakė Kuisių šeima, Vincento ir Marijanos Kuisių atminimui, kurie į Pretoriją iš Lietuvos atvyko 20 amžiaus pradžioje. Šį bei kitus šiasančius vitražus sukūrė šis žmogus, manau, J.U.I.D.O. Jis atsidaro. Kai taip karšta, turime atidaryti langus. Vitražas sukurtas 1984-aisiais. Atrodo, kad mūsų pašnekovė pirmą kartą pastebėjo kai kurias vitražo detalės. Ar čia ietis? Čia tarsi ietis ar kardas. Matau ir šio žirgo uodegą. Čia žirgo apynasris. Suprantat, mes nežinojom, tik dabar pamačiau tą žirgą. Nuostabu. Kągi, gyveni ir mokaisi. Ar čia jūsų šalies gėlė? Kokia tai gėlė? Lelija? Taip, čia lelijos. O čia yra kryžius, jis iki pat viršaus. Aš taip pat galvoju, kad fone bažnyčia. Dievulėliau, kas galėjo pagalvoti, kad visa tai gali reikšti skirtingus dalykus? Nuostabu. Vitraže svarbiausi Lietuvos simboliai – Gedimino pilis, Šventasis Kazimieras, Vilniaus katedra. Keliaukime toliau.